Dar perskaičiau tokius žodžius. Religiniai pezalai. Ką turėjau omeny? Nu, kada žinom formulės religinės, net raštą, kada žinome, suprantam, bet juo negyvenam, nu ir gaunasi tie tokie pezalai. Arba dar esu vadinęs proto masturbacija, kad nu, labai gerai ir malonu pasipuikuoti viens prieš kitą žiniom, intelektu, net bohemai, kur atrodo ir vartojama viskas, ane, kas tik įmanoma nuo žmogaus, ane, kitų tenais seksualinių nukrypimų ir medžiagų, ane, ir tai kaip gera, sako, pašnekėti su intelektualiu žmogumi, ane. Nors kartu ten tiek šūdo visko.